Taigi šiandien turėsime tokį įdomesnį darbą. 5 spalvų, ne, Deni? 6. 6 spalvų, įsivaizduojat šilkografiją. 6 spalvų. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va čia toks žmogeliukas spausdinsim. Pasiruošimas vyksta. Nu, žodžiu, bus ką veikt, bet susitvarkysim. Bus įdomus darbas. Kaip Deni? Turėsim užmaišyti dažus. Tai va. Tai pirma spalva. Plėvelė. Suvedimas vyksta. Tai pradėsim suvedinėti formas. Tai įsivaizduokit, kad reikia pasidėti šitą plėvelę ir tada visas va taip vat paimt, kur ta mūsų. Taip vat suvesti, kad sueitų. Dabar mat nesueina. Ir tada visas spalvas ten. Burnytė, akytė, putytė, šiknytė. Oi, čia putytės nėra. Valgai izoliaciją. Mėgstamas izoliacija, ypač rudą. Karamelinė. Ja, rekomenduojam. Tikrai, meluojama pasižiūrėkit. Su vienu malonumu. Žodžiu, darysime net 6-7 spalvų šilkografiją. Tai šiaip ateities planai daugiau tokių dizainų prisidaryti, nes, pavyzdžiui, kokią jėgą festivalį tai darysim, ten šviečia 6-7 spalvos. Wow! Tai va, tai žodžiu, tai bandysim. Bandysim, Deni. O čia klausyk, kas šiandien liežuvą? Istorija nukilė. Okei. O klausyk, čia grafiti, džiunglės matau, grybai kažkokie. Auga. Čia kaip čia suprast? Grybaut mėgsta? Žiema šilta labai šiemet. Ai, šilta žiema. Viskas aišku. Šilta žiema, grybai auga. Nu jau pradėjom suvedimą. Turiu susivest viskas į vaizdą gražiai. Ir dabar taip kiekvieną formitę šitą. Čia bus pagrindas baltas. Čia kūnas spalva, dar mes sugalvojom kokią darysim. Čia dredai, akytės, kėdukai. Čia liežuvis, nu tai čia jau kaip ir aišku liežuvis, šausim kokį nors juodą liežuvį, ne, kokį nors ne juodą. Gal kokį nors žalsvą, gelsvą, melsvą. Motoraideriai, linkėjimai. Padarysim jau tikrai iki mėnesio galo, jau mėnesio galas. Oh my god, nu gerai. Tai vat, pusė velnio. Džiungles. Taigi čia tas lagaminas. Kobros oda čia. Su kobros oda lagaminas, pasižiūrim kas viduj. Galima įsužiūrėti. O nieko, kažką įdėsim. Tai vat, kilimas persiškas. Čia mūsų virtuvytė. Ten Denisis derina. Kažką jis ten derina vis. Dabar derinam tas lūpas. Dažai čia dredų tokie karaliukai. Tai šitą galvojam, kad darysim su iškiliu dažu, kad būtų toks reljefas. Toks kaip nežinau kas, žinai, koks kakis ant asfalto pridžiūvęs, toks
Jokauju, rimtai jokauju, nesąmonę pasakiau. Kai ateina tas momentas, kada žiūrėsim, darysim spalvas, tai galvojam, kokią kepurę spalvą daryti. Aš tai galvoju, kepurę daryti kokią nors salotinę. Jo, tai žodžiu, dedam geltoną veidą, kaip ir padarėm. Kepurės, žodžiu, panašią kaip dredus darom. Atspalvį tik kitokį. Ir manau, cool bus. Tai dabar einam, manau, žiūrėti, kokių dažų turim. Ir tada važiuosim. Aišku, dabar galime susidėti jau tuos, kurie jau žinomas spalvos. O jeigu tu išpufinsi, jeigu iškelsim kepurę, akis, šitą burną, ten dažus, tai atrodys kaip, žinai, tipo reliefas toks. Gerai. Aišku, galima bus pabandyti kažką ateityje, bet ar taip čia bus iškilumo efektas. Tai jo, tai bandom maišytis. Maišysimės dažus. Aš galvoju, tai daug kas yra jau čia užmaišytų. Pavyzdžiui, ta, mėlyna, visai nieko. Aš galvoju, reiktų mums geltoną gal su oranžinė pamaišinti, bet su UV. Ten ne UV. Tu nori geltoną ir oranžinę UV abidvi? Jas tarpusai pamaišyti, pavyzdžiui, bus tokia geltona, bet ne visiškai geltona. Ar paliekam ją tokią, kislotną? Kislotną gal nelabai. Man irgi nelabai atrodo. Bet galim, pavyzdžiui, patonuoti ją su kita šviečiančia. Va, pavyzdžiui, čia žiūrėk yra tuščias vonkė beveik. Galima dėti ant geltonas. Ir patonuoti. Nes matai, aišku, geltoną gali labai nuoranžinti. Reikia gal pasimti visgi šviežią. Ne, normaliai, neapsikraukim tą. Jeigu bus su pufu, vadinasi, lemta buvo su pufu. Tavo užrašaigi. Tai va, tai tokią mes padarysime. Pizą vos įdėjau. Ką manai? Kiaušinienė kažkokia gavas. Bet manau gerai tokia. Va, pamaišėme. Tai pamaišėme čia tokios dvi šviečiančios spalvos. Pažįsime. Pažįsim, kaip čia bus. Tai bus gerai. Palauk, čia mes darom kūną. Galim irgi papufint kūną biškį. Duosi pufą. Puf, puf, puf. Puf, puf, puf. Čia nestreč. Gerai, čia biškį pufą. Brimt. Eik tu. Šitas mano biškis, tai... Ir tokį atvemalą įmėtėm. Dabar viską išmaišysim. Maišom. Duok dar stretch bazės. Žodžiu, yra puff, yra stretch. Žodžiu, mes čia verdam gerą vakarienę. Pietus, tiksliau. Čia stretch bazė. Čia yra ta bazė skirta būtent, kad pagerintų dažų tamprumą. Ir kitas savybės. Kad prie 1000 skalbimų išliktų printas šviežias ir gražus ir fainas ir kaip naujas. Tai va tokį daželiuką užmaišėm. Visai cool atrodo. Bandysim dėti dabar į formą. Čia balta, ne? Pufo tai nereikia. Gerai, cool. Klausimas. Čia balta?
Ne. Ta prasme. Tu klausi, čia balta, ne? Čia, ne. Čia ne balta, seni. Čia tikrai ne balta, čia, blet, mėlyna. Jo. Kas tau? Seni. Ten grybų priuostai, kol žiūrėjai. Ne, tai galim, tarkim, dredus tokius daryt. Kepurę tokią. Na, reikia šiaip ir prašyti. Ar atvirkščiai? Nors ne, gal mėlyni dredai gerai. Jo, jaučiu reikia tamsesnę kepurę daryti. Jo, tai žodžiu, darysim kepurę tokią violetinę, bet į ją įdėsime dar gliterio. Įdėsime gliterio. Gliteris, blizgutis žodžiu. Gal to, ai, čia ne. Gerai, žodžiu. Gal įdėsime raudoną gliterio. Tokio, va. Į mėlynus dažus. Violetinius dažus. Aišku, jeigu neužkimšim tinklo. Plaunam maišį dar. Nu, davai, tada pamaišyk. Kaip nusimaišys gliteriukas. Oi, tu kai išvelga. Viskas baigė žvilgimas. Viso gero, žodžiu, suvalgė dažas. Dabar mano rankas labiau gliterinės. Gliterinės. Kalito sutapimą žiūrim. Žiūrėsim tiesiog, kaip čia viskas mūsų kaunasi. Blia, dengiamumo trūksta. Tai gal dar kartelį reiks geltoną. Bet tai dabar kol kas nedėk. Dabar tiesiog susidedam viską po pirmą kartą, kad pasižiūrėt, kaip atrodo viskas. Ir tada jau vertinsim galutiniam rezultatą. Tai žodžiu, dabar keisime spalvas. Gal visai nieko pas spalvas, bet norim pabandyti su šviečiančiom. Su šviečiančiom. Imsim tokią žalią. Šbelė ką jau primaišėm. Už lango lietus. Žiema, pavasarį žodžiu. Užnešam šitą spalvą. Važiuojam į džiovyklą. Ten matau, reikės pasiratušuoti tam tikrus dalykėlius. Pasimti izolkę, pasiklijuoti. Noriu užrašą valgyti nepadėję. Nu ką. Jo, galvo gal vieną kartą tos užteks. Blynas. Ir nelik blynas bus. Tai va, tai dabar dėsim geltoną. Šiaip eiliškumas irgi turi būti nuo šviesiausių į tamsiausios, nes tamsesnės spalvos labiau kepa. Tai dėsim geltonėlę. Geltonėlę. Labas, geltonėlė. Geltonėlė šviečia. Reiktų paleisti biškį. Jums jaudinasi. Tai duoti tokį geltonėlę. Kodėl stavas taip užstumtas? Paro, kas kur? Taip gavosi, reikės atstumti paskui. Nu jo, nes matomai ne ant to. Vienas stavas tik reguliuotas buvo. Feilai. Dienio feilai. Jo, tai gerai pasičiakim platus. Pasidarom džem, dabar maikę. Mums kaip kiti tinklai užeis. Ką? Ir klausimas, kaip kiti tinklai užeis. Normaliai, dar. Nu tai darėm ant vieno stalo. Tai viskas gerai, kur čia. 10 maičių, kabinsim vieną gerai padarysim. Bet vis tiek neišdžiūvos užkiu. Tokia lygą. Įkaitas tada. Čia buvo liemenė ant juodo. Įkaitas tada.
spalvėta. Cool. Labai bandyk nespaust. Gerai, žiūrim, čia visą žinį važiavo į tą pusę. Tai jeigu prasibraukt į tą pusę ir... Gal atvažiuos kitą pusę, tai važiavo. Taip ir padaryk, iš pradžių vieną pusę prabrauk, tada į kitą. Nes tas tinklas skandonas. Šitas tinklas yra praradęs tempimą, jį reikės į tinklų rojų greitai siųsti. Kur tinklai iškeliauja į rojų. Arba taip braukti tada, gal, žinai, nevaikščias. Užtenka ir taip, jo, gal reikia taip. Gerai, važiuojam toliau. Tai jau turim 3 spalvas. Gerai. Vėl džiovinimą. Po kiekvienos spalvos reikia mesti marškinėlis į solariumą, kad išdžiūtų, įdegtų ir kvepėtų. Iš šitą solariumą galima patrumpinti laiką. Nebūtina laukti visų sekundžių. Skirtingos spalvos skirtingai džiūsta, ypač tos tamsesnės spalvos. Vienas tinklas, 2 spalvos. Čia reikėjo didesnį rokeličių. Gerai, užtenka. Tiek čia, ne? Čia, nes ne iš tos pusės numatyta braukti. Snukėlis. Nu, davai parodyk dabar, iš kurios pusės numatyta braukti. Iš tos. Juoda. Juoda spalva. Juoda šiaip nespalva. Skaitus. Spalva. Čia bus sidabrinė. Ai, juoda spalva. O kas juoda skaitosi, paaiškink? Negaliu paaiškinti, bet nei balta, nei juoda nespalvos. Tipo... užnešimą. Ir žiūrim, ką turim. Tai va, čia yra dar 2 skylutės, kurias susiretušuosim. Čia va šitą pat ant burnos. 1, 2 užklijuojam, kad nebūtų. Tai visą laiką irgi stebim tas visas skylutės, kad nebūtų. Ir ką, ir visai gražiai, puikiai gavosi. Matai, šitas irgi kur kas painiau atrodo. Irgi ten liko taškiukas. O čia žiūrėk, čia yra su juoda jau, o čia lygiai toks pats vaizdas ir be juodos. Tai va. Nu kurgi? O čia va, kaip gražiai. Pasižiūrim kaip. Žinai, antrą kartą užbraukti, visą laiką užbrauksiu. Visai neblogai, bet keisime spalvas, norim išgauti dar kitokių efektų. O, blet. Tai, žodžiu, šitą pasižiūrėsim. Įlindau dažus. Ir dar šitą pasižiūrėsim, bet dabar eisim valgyti. Tai vat jau pirmas blynas kaip ir padarytas, tai mes jį sugalvojam įrėminti. Pirmas blynas bus įrėmintas, tikrai neidealus, bet jis bus įrėmintas. Čia buvo prieš tai Dovilės megztinis. Nu ką, pirmas bandymas, mėlynas. Mėlyno džempo, seno. Labai gerai atrodo. Vietoj juodo pabandysim tamsų sidabrą uždėti. Turėtų irgi visai cool atrodyti. Kaip tavo įspūdžiai? Wow. Tai va, tai čia yra tikrai gyva, nes šilkografija matosi visokia, žinai, kontūras. Ne taip kaip, pavyzdžiui, koks DTF-as, DTG-as, nelabai gyvas atrodo tas printas. Čia yra cool, čia yra jėga.